Šiandien norėčiau pakalbėti apie 3 dalykus, kurie praturtina kasdienybę. Tai pirmas dalykas, apie kurį norėčiau šiandien pakalbėti, tai yra dienoraščio rašymas ir savianalizė. Gal atrodo labai juokinga, kad dienoraščio rašymas yra tų senų Disnėjaus kanalų dalykas, kur ten pagrindinis veikėjas rašydavo dienoraštį, ten save analizavo ir garsiai dar kalbėjo. Bet žinokit, tai yra realus dalykas. Kiekvienas žmogus tai turėtų daryti, bet ne kiekvienas tai daro. Ir ne kiekvienas supranta to vertę. Tai norėčiau apie tai šiandien pakalbėti. Dienoraščio rašymas yra ne tik, kad rašyti ar ten tiesiog atsisėsti ir jaustis, kad tu darai kokius namų darbus. Ne, tai yra savianalizė, tai yra tobulėjimas, tai yra toks elementas, kuris padeda tikrai gyvenime. Galiu pasakyti iš savo asmeninės patirties, nes kiekvienas įvykis, kai aš pradedu užpildinėti savo dienoraštį, jis nėra tobulas. Aš neturiu atskiro net sąsiuvinio, kur aš užpildau savo dienotvarkę. Aš turiu vieną didelį sąsiuvinį, kuriame aš piešiu, nes aš esu grafinio dizaino ekspertas būsimas gal, nežinau dar, bet pagal mano studijas aš bandau tokiu būt. Tada mano visi užrašai, mano visos mintis, mano visa analitika, mano visas research, apie ką aš bandau sukurti, kadangi dabar pradedu kurti programą žmonėms, kuriems aš noriu padėti. Tai aš analizuoju dabar visokius būdus, visokius praktinius patarimus, kad galėčiau padėti žmonėms. Nes mano vienintelis tikslas šiam gyvenime, aš jaučiu, kad mano tikslas yra padėti žmonėms. Nes visą gyvenimą aš padedu žmonėms. Visą gyvenimą bandau būti tas atsirėmimas žmonėms, kad jie manim pasitikėtų, kad galėtų išsikalbėti. Ir throughout the years aš labai daug ką ir išmokau apie kodėl žmonės elgiasi taip, kaip elgiasi, kodėl dauguma žmonių pasiduoda arba kodėl dauguma žmonių nenori kalbėti apie gilesnėmis temomis ir tiesiog brainrotina visą laiką. Bet biškį nukrypau nuo temos, bet ką turiu omeny, kad kiekvieną dieną pildykite savo dienoraštį. Kiekvieną dieną. Tiesiog atsikeliat ryte ir parašykit apie savo sapnus, apie savo išgyvenimus, kas tik tai šauna į galvą, nes kiekvienas tas užrašymas yra ne tai, kad namų darbas, ar nežinau, bet tai yra savianalizė, save tobulina, mokat išraiškingiau rašyti gal netgi. Tai vienas iš tų dalykų, kurie tikrai praturtina kasdienybę. Antras dalykas, apie ką noriu pakalbėti, tai yra pokalbis su artimaisiais ir draugais. Aš žinau begalę daug žmonių, kurie yra tokie akli, galiu sakyti akli, nes jie prarado savo draugus, kurie dabar yra danguje turbūt. Praradė savo artimuosius ir jie gailėjosi, kad jie neturėjo šansą pakalbėti su jais dar paskutinį kartą. Tai nebūkit tas žmogus, kuris gailėtųsi, kad prarado žmogų, tačiau turėjo galimybę jiems padaryti vieną skambutį. Vieną skambutį. Tai moralas yra toks, kad kalbėkit su savo artimaisiais, kalbėkit su savo draugais, nes mes gyvenam vieną sykį. Ir manau, palaikyti vienas kitą yra labai svarbus dalykas, svarbus elementas. Trečias dalykas, apie ką noriu pakalbėti, tai kalbėkit su savim. Tiesiog kalbėkit su savim. Gal jums atrodys, kad jūs šizofrenikas, kad jūs autistas. Tačiau kam rūpi? Kam rūpi? Iš tikrųjų, aš pagalvoju, kam rūpi, kad aš kalbu su savim. Aš labai dažnai kalbu su savim. Aš turiu monologus kiekvieną dieną. Nes aš pagalvoju, kad, įsivaizduokit, jūs turit gyvenime save. Jūs, kai gimėte, jūs buvot motina. Bet throughout the years, jūs išmokot vaikščioti.
Jūs išmokot rašyti. Jūs išmokot skaičiuoti. Jūs išmokot važinėti dviračiu, jūs išmokot važinėti su mašina. Jūs išmokot, ne kas kitas. Tai gyvenime turit save. Ir prašau, nepraraskit savęs. Nes jeigu prarasit save, prarasit viską. Absoliučiai. Karjerą, draugus, šeimą, savo emocinę būklę, fizinę. Nepraraskit savęs. Čia yra mano patarimas ateičiai ir kiekvienam žmogui, kuris dabar žiūri šitą video. Nepraraskit savęs. Prarasit save, prarasit viską. Absoliučiai viską. Todėl su savim kalbėti gal atrodo, kad tai yra weird, kad tai yra keista. Tačiau palaipsniui suprasit, kad kalbėti su savim yra daug intelektualiau negu su žmonėm mūsų amžiaus dabar. Dabar atrodo, kad nueini mokyklą, aš bandau universitete dabar kuo daugiau kalbėti, kuo daugiau bendrauti, kuo daugiau socializuotis. Bet kai bandai socializuotis, jie absoliučiai, neatsisėda su tavimi ir pradeda kokiom rimtom kalbėti temom. Jie tiesiog brainrotina. Jie tiesiog ten mėto skibidi toilet ar kas. What the fuck? Tokiais dalykais, nežinau, užsiimt su artimaisiais, su draugais, kurie supranta tavo humorą, bet aš esu randomas, aš noriu pakalbėti, aš rimtai noriu pakalbėti, aš noriu pažiūrėti jų perspektyvą į gyvenimą, aš noriu pažiūrėti, ko jie nori iš ateities. Ir jie man kiša ten skibidi toilet, pašaltų, na. Bet jo, tie 3 dalykai yra esminiai, kurie tikrai praturtina mano kasdienybę ir gali praturtinti jūsų. Tai aš turiu 3 patarimai. Pirmas patarimas yra dienoraštis. Rašykit dienoraštį, analizuokit save, parašykit savo mintis, savo išgyvenimus, savo santykius su kitais, parašykit savo sapnus. Galit rašyti savo sapnus, nes aš, pavyzdžiui, kelis turiu sapnus užsirašęs, kurie atrodė weird baisiai, bet dabar, kai paskaitau, atrodo tokie gal galima surasti tikslą to sapno. Antras dalykas yra kalbėkit su artimaisiais. Kalbėkit su artimaisiais, nejauskit ateityje regretą, kad jūs turėjot šansą paskambinti savo seneliui, ir pakalbėti tas 5 minutės. Tiesiog paklausyti, kaip jo diena. Ir jūs to nepadarėt. Ir po to nenoriu, kad žmonės gailėtųsi, kad tai padarė, nes aš žinau krūvą pavyzdžių, kai atsitiko viena, po to gailėsiu visą gyvenimą ir aš nenoriu, kad žmonės gailėtųsi. Nes viskas atsitinka dėl priežasčių. Happen for a reason. Ir trečias dalykas, kalbėkit su savim. Taip, jūs būsit šizofrenikas, kam rūpi. Tačiau kalbėti su savim yra labai intelektualu ir manau, žmonės, kurie tai daro, yra daug daugiau pažengę gyvenime negu tie žmonės, kurie tiesiog mano, kad tai yra keista. Nes sakau, gyvenime turit save. Turit save ir susidraugakit su savim. Kodėl jūs turit pykti ant savęs? Susidraugakit su savim. Jūs esat savo geriausias draugas. Viskas. Nuo šios dienos padarykit tos 3 dalykus ir aš garantuoju, jūsų gyvenimas pagerės. Aš žinau, kad mano pagerėjo, tai pagerės ir jūsų. Ate.